Dar kartą labas vakaras, ypač naujai prisijungusiems, su kai kuriais jau turbūt sveikinausi irgi. Labai malonu matyti jūs susirinkusius visus ir malonu pristatyti šiandien dienos mūsų antrąją paskaitą. Pavadinimą jau matote, sveikata šiuolaikiniame pasaulyje, kad nepasimestumėm, sukurkim žemėlapį pirmiausia, ar ne, turbūt labai yra gerai turėti gerą navigacijos programą. O paskaitą skaitys Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologinio konsultavimo ir mokymų centro psichologas, konsultantas, taip pat socialinių mokslų daktaras Donatas Noreika. Jisai turbūt ir pristatys ir daugiau gal apie tai, kokius darbus daro. Vienas iš tokių naujų dalykų ir pakankamai nauja paslauga, kurią Donatas irgi siūlo šitame centre, tai yra biogrįžtamojo ryšio panaudojimas irgi savo sveikatinimui, ar ne, pagalbai savo, ta prasme, kaip galėtumėm irgi čia turbūt labai svarbu irgi tam naujas technologijas įdarbinti kai kurias. Taigi, pristatau dar kartą Donatą Noreiką ir malonaus jums vakaro, aktyvaus dalyvavimo. Prašau. Sveiki. Aš mokau ir savo studentus ir klientus, pavyzdžiui, viešo kalbėjimo, kaip reikia pajusti žemę po kojom, tada drąsiau, tvirčiau, tai va dabar galiu praktikuotis pats. Šitą paskaitą pasiūliau toks pas savo nauja tema, todėl truputį buvo ir nedrąsu, nes iš esmės aš tiesiog dalinsiuosi savo įžvalgomis iš to, ką dirbdamas su klientais, savo gyvenimą tvarkydamas, mąstydamas, susidėliau, kas mano manimu svarbu sveikatoje, bet labiau, aišku, tokio psichologo požiūriu. Tiesiog pasidalinsiu, kadangi pačiam norėsiu kažkaip sistemingai sudėti, tai pavadinau tai žemėlapiu, kad nors kažkokia schema būtų. Tai ta schema bus tokia iš dalies sąlyginė, tikrai ne viską apimanti, bet nebuvo toks mano ir tikslas. Ir galėsit tikrai kviesiu reaguoti, kažkaip pasiūlyti savo įžvalgų ar klausimų, kaip jums susidėlioja, gal kažkokių kitų minčių turėsit. Tai pradėsiu nuo to, kad šiais laikais bent jau aš labai daug girdžiu akcentavimo, kad požiūris į sveikatą turi būti daugialypis, iš įvairių kampų. Kad mes nežiūrėtume tik iš vienos pusės ir tai yra vadinama įvairiai. Holistinių požiūrių į sveikatą, biopsichosocialinių požiūrių, kuris akcentuoja, kad svarbus ir biologiniai dalykai, psichologiniai dalykai ir bendravimo socialiniai ir aplinkos dalykai. Darni plėtra yra toks gana naujas terminas, kuris apima ne tik šiaip sveikatą, kūną, tai kas biopsichosocialiniam požiūriui įvardinama, bet dar taip pat ir aplinką, visą ekologiją. Ir internete irgi, jeigu vestumėt, aš pabandžiau tyčia vesti holistic health ar ką nors tokio holistinė sveikata ir visokių gražių paveikslėlių yra kaip susijungia viskas į vieną, kaip mes matom iš visų pusių. Bet mano įspūdžių vis dėlto dažniau tai būna ir dabar, kaip toje pasakoje ar anekdote apie tai, kaip aklieji čiupinėjo dramblį iš skirtingų pusių. Ir visiems tas dramblys atrodė labai skirtingas. Vieniems panašus į dušą arba kažkokią žarną, nes jie čiupinėjo straublį, kitiems panašu į sieną didelę, kitiems panašu į lėktuvą, nes jis jautėsi esantis kažkur aukštai viršui, o bendro vaizdo vis dėlto nėra. Ir dėja, bet manau, kad daug kas ir iš jūsų turbūt panašiai jaučiatės, kai einat pas dantis, tai sutaiso jums dantis ir viskas ir to baigėsi. Einat pas psichologijas irgi mėgsta sėdėti kabinete tiesiog savo valandos konsultacijų, už ją susimokat ir tada einat savais keliais, ten pavyzdžiui savo fizinę sveikatą, kaip rūpintis, tai visai kiti specialistai užsiima. Bet aš bent jau kaip specialistas turėjau didelį poreikį bent jau pačiam savo susidėlioti, kas yra ta sveikata. Jeigu aš dirbu su savo klientu ir kažkaip išeina iš kalbos ir jisai pasakoja, kad jis tiesiog sėdi prie televizoriaus, jis ten valgo hamburgerius ir nieko daugiau nedaro ir aš suprantu, kad tai irgi gali būti trukdantis veiksnys. Aš galiu su juos mąstyti, svarstyti apie tai, kaip jis gali žiūrėti savo gyvenimą, bet manau, kad visai svarbu, kad jis bent jau išeitų dažniau lauką ar pasportuotų. Tai tiesiog dažnai padėtų tai mano pusėje, su kuria aš dirbu. Ir aš tiesiog savo susidėliojau tokį bendrą vaizdą, paėmiau labai tokį įprastą skirstimą į fizinį, asmeninį, socialinį pasaulį ir vertybę arba prasmių, arba dažnai vadinama dvasiniu pasauliu. Tik tas dvasinis gal kai kam asocijuojasi su dar kitais dalykais, taip vadinu vertybių ir prasmių. Čia tikrai ne viską apima, galima dar išskirti, dažnai būna ten aplinkos kažkoks faktorius, ekologinis faktorius ar panašiai, bet tiesiog man taip
labiausiai susidėlioja. Todėl aš nesitikiu jums pateikti kažkokį teorinį labai svarbų modelį, tiesiog man taip susidėlioja ir jūs galėsite reaguoti, ar taip aišku ar ne. Tai aš jums kiekvieną trumpai pristatysiu, tiesiog pasidalinsiu savo mintimis, įžvalgomis, kas svarbu ypač iš psichologinės pusės šituose aspektuose, šituose plotmėse. Ir kalbėsiu apie problemų kilmę labiau iš tos pusės, apie tai, ką verta būtų psichologinių požiūrių lavinti, kaip žiūrėti pasaulį, kad būtų mažiau problemų šitoje plotmėje ir apie tai, kokius gebėjimus, įgūdžius, įpročius verta būtų lavinti. Čia tiesiog bendram vaizdo šitos lentelės netgi nepildysiu, tiesiogiai, bet truputį jums priminsiu, kad pagal tai kalbėsiu, tiesiog, kad nepasimestumėm. Ar pasiruošę? Nes pradėsim nuo fizinio. Ir kai kalbam apie sveikatą, turbūt daugam iš mūsų fizinė ta plotmė yra svarbiausia. Paklausiu aš jūsų, kas svarbu sveikatai, daug kas jūsų pasakytų, ką? Sveikai maitintis, judėti, turbūt taip, būti griname ore, mes tą lyg ir žinom. O aš truputį iš kitos pusės noriu pristatyti, iš kur tada tos problemas, nes mes dauguma, manau, kad žinom, kad reikia sveikai maitintis, reikia judėti daug, reikia būti griname ore, bet vis dėlto dauguma iš mūsų per mažai tą darom. Ir iš kur čia ta problema? Ar mūsų prigimtis tokia, kad mes vis tiek sergam, tiesiog netobulai, mes nesugebam prisiversti ir vienam vienos, kitam kitos sveikatos problemos, bet vis dėlto išlenda. Ar mūsų prigimtis ganėtinai gerai padaryta, ką aš manau, tik tai galbūt jinai ne tai aplinkai pritaikyta, kurioje mes dabar gyvename. Ir čia jau galim filosofuoti, prisiminti evoliucijos teoriją ir kartu jūs noriu pakviesti įsivaizduoti žmogų, jeigu jis gyvena kažkur natūralioje gamtoje, gal prieš tūkstančius milijonų metų taip iš tikrųjų buvo, gyveno žmonės miškuose, kai kas dabar taip gyvena ir nori grįžti prie natūralios aplinkos. Bet galite įsivaizduoti, kad tada truputį kitokia situacija. Tai yra daugiau fizinio pasaulio, pavyzdžiui, grėsmės dažnai yra fizinis. Puola kažkoks ten žvėris, gyvūnas arba kiti žmonės priešai, bet gintis reikia fiziškai. Ir arba įveiki priešą, arba pabėgi, arba tave įveikia, bet kažkaip tai pasibaigia. Aplinka irgi daugiau gryno oro, daugiau judėjimo, kitoks maistas, labiau tas maistas čia ir dabar esantis, negamintas, pergamintas. Šiuolaikiniam pasaulio dauguma iš mūsų, ne visai visi, bet dauguma iš mūsų gyvena tiesiog kitokioje aplinkoje. Geriau ar blogiau, čia visko yra. Bet daug ką darom kompiuteriais ir pastebėkit, kad vis daugiau visko vyksta. Dar prekes neseniai dauguma bent jau pirkdavom parduotuvėje, nors ten internetu jau naudodamas. Dabar vis daugiau žmonių net ir užsisakinėja maisto prekes internetu, atveža ir nebereikia netgi eiti. Visokie tinklai netgi privaloma kažką su mokesčiais, jeigu reikia daryti, mums netgi reikalaujant. Dar galima dabar nueiti mokesčių inspekciją, bet kas bandė ateiti, kad ir šiemet turbūt matėt, kad netgi verta jau geriau internetu, nes ten eiliai tokioj turit pastovėti, kad tiesiog nemalonu ir savo tik tai sugadinsit nuotaiką. Tai geriau jau internetu sėdėti. Tai va daug kas netgi daroma, kad kompiuteriu, mes kažkur skubam, bėgam, maistas nesveikas, aplinka nesveika, daug užterštumo. Ir mano manymu, mūsų prigimtis tiesiog nėra, mūsų organizmai nėra prisitaikę tokia aplinkai. Natūraliai aplinka, aš manau, kad mūsų prigimtis ganėtinai tobulai pristaikius. Aš domiuosi savireguliacija ir sakyčiau, kad ganėtinai tobulai mūsų organizmas yra prisitaikęs. Yra kažkokia įtampa, grėsmė, viskas labai greit persireguliuoja organizme tam, kad mes galėtume greitai reaguoti. Baigėsi grėsmė, mūsų organizmas nurimsta. Natūraliai mums kažkada užeina noras miegoti, mes pailsim, atsistato organizmas, nereikia nedaug galvoti. Labiau mes, jeigu netrukdytumėm savo prigimčiai, sakyčiau, ganėtinai tobulai viskas yra. Bet va, kai yra kita aplinka, tada aš tai vadinu, va čia tai viską papasakau, tiesiog kitokia aplinka. Aš tai vadinu, kad mums atsiranda poreikis sąmoningos savireguliacijos, aš tik sąmoningo gyvenimo reguliavimo. Tie natūralūs mechanizmai nebeveikia arba jų tiesiog nebeužtenka. Nes, pavyzdžiui, grėsmės dabar yra netrumpalaikės ir ne fizinės, ne kažkoks žvėris mus puola, bet, pavyzdžiui, mums trūksta pinigų. Ir tas gali tęstis dieną, savaitę, mėnesį, metus, kelerius metus. O mūsų organizmas reaguoja, kai yra kažkokia grėsmė, į kurią reikia reaguoti. Ir nėra kaip reaguoti, tai užsitęsia. Ir todėl šiuolaikinis žmogus, sakyčiau, negi sąmoningai turi stengtis kurti tą sveiką aplinką. Nebeužtenka tiesiog laukti, tikėtis, kad susitvarkys. Ir va todėl čia įsijungia ir psichologai. Kaip keisti tus įpročius, kaip žmonėms padėti suprasti, kas yra sveikata, kaip padaryti, kad jie tai realizuotų, ne tik žinotų. Ir čia, kaip sakiau, iš dviejų pusių pristatysiu apie lavintinas nuostatas, kas manau, kad galėtų būti būdinga sveikam žmogui. Čia galim tiesiog kartu įsivaizduoti
sveiką žmogų, natūralų sveiką žmogų dabartyje arba net ateityje, kuris gyvena tokiame šiuolaikinėme pasaulyje, kur kompiuterių daug virtualaus bendravimo, daug visokie automobiliai, miestai, manau, kad tai nedings. Bet ar įmanoma sveikai gyventi ir tada? Tai aš bandau įsivaizduoti ir aš įsivaizduoju, kad tas žmogus pirmas dalykas turi pats domėtis ir turėti ir žinių ir supratimo apie sveiką gyvenimą. Tai, ką trumpai jau paminėjau, kas yra svarbu sveikatai. Aš manau, kad kiekvienam žmogui tiesiog iš prigimties mums, pavyzdžiui, labai svarbus grynas oras, natūrali gamta. Ir jeigu mes to užmirštam, to nedarom, jeigu mes dirbam ofise kažkur, kur tiesiog pilkos sienos, kompiuteris ir nieko daugiau, pirmą dieną dar nieko, antrą dieną dar nieko, bet jeigu toks žmogus sėdi diena iš dienos, jis dažnai jaučiasi tiesiog pavargęs nuolat, trūksta energijos, dar kokios nors sveikatos problemos atsiranda. Ir todėl pastebėkit, net jeigu negyvai, tai kūriama kažkokie ten kompiuterio ekrano ten fone būna uždėta kas nors miškas koks nors ošia, gėlę kokią pasistatom, jums kažkaip maloniau, paveikslą kokį nors pasikabinam, kur yra daugiau žalumos kažkokios, kažkas primena bent jau natūralumą, bent jau imituoja natūralumą, mes dažnai geriau jaučiamės. Ir čia tiesiog aš interpretuočiau filosofiją, interpretaciją, bet aš sakyčiau, kad mūsų smegenys taip padarytos, mūsų organizmai taip padaryti, kad mums reikia žalumos, gryno oro, judėjimo ir todėl, jeigu mes sąmoningai tą žinosim, mes tą galim patys kurti. Ir kiti dalykai, čia nenoriu išsiplėsti, nes čia didelė dalimi jau ne psichologo darbas, bet judėjimas irgi, manau, kad tiesiog mūsų prigimtyje yra, mūsų kūnai padaryti, kad jie turi nuolat judėti. Jeigu mes neįdom, jeigu mūsų darbas sėdimas, tai anksčiau ir vėliau tai sukelia kažkokių problemų. Ir šiuolaikinio žmogaus sunkumas, bet gal ir džiaugsmas tas, kad jisai sąmoningai tą turi žinoti ir pats ieškoti to judėjimo, susikurti judėjimą. Nes tik retas iš mūsų natūraliai jį turi. Tie, kurie dirba fizinį darbą ir dar gana įvairų, nemonotonišką, tie natūraliai juda. Bet tokių yra, sakyčiau, turbūt bent jau mažuma. Beje, čia, kur įdėjau nuotrauką iš šitų, kur miškuose gyvenančių žmonių, čia yra iš tokio judėjimo, lyg naujos sporto šakos natūralus judėjimas, natural movement angliškai, jeigu išverstumėt, jie akcentuoja, kad visai svarbu tokius natūralius judesius daryti. Jie gamtoje treniruojasi, ieško natūralių judesių, ne kažkur treniruoklių salėje su treniruokliais, bet kad laipiojant kažkur į susikurtas kliūtis, medžius šokinėja ir panašiai. Nesu aš labai įsigilinęs į tą būtent šitą judėjimą, bet man visai patinka idėja, kad natūralus judėjimas. Ir aš pastebiu, kad vis daugiau net ir sporto šakų, visokių šokio rūšių, kurios akcentuoja natūralumą. Ne tiesiog, pavyzdžiui, kaip šokio baletas, kuris yra klasikinis menas, bet ganėtinai dirbtiniai judesiai. Bet visokios improvizacijos rūšys, kontaktinių improvizacijų, kur akcentuoja natūralų judėjimą, išjaustą judėjimą. Nes mūsų kūnas, mūsų kūno prigimtyje tai yra. Miegas, paros ritmas, kuris irgi dažnai būna sutrikęs. Ir su kuo ir aš dirbu apie įtampos, ramybės, sveiką kaitą. Čia irgi net yra visos teorijos apie stresą, kas yra stresas, kas su juo galima daryti, iš kur ta problema atsiranda. Tai aš manyčiau kaip psichologas, kad įtampa mums reikalinga ir mūsų kūnai yra prisitaikę prie to. Tai yra visai natūralu. Bet turi būti tam tikra pusiausvyra. Ir galite iš tą, kai įsivaizduoti žmogų džiunglėse, tada įsivaizduosit, kam mūsų kūnas yra prisitaikęs. Ganėtinai trumpalaikiams įtampos periodams, įsivaizduoju, kad kas nors puola fiziškai, bet po to tai turi baigtis kažkaip. Ir jeigu žmonės ir pas psichologus ateina, žinokit, žmonės tie, kurie per mažai įtampos patiria gyvenime, kurie sako, viskas gerai, ten kokia nors moteris ištekėjusi, sako, aš lyg ir turiu gerą vyrą, turim gražius namus, automobilį, vaikus auginu, bet kažko trūksta, kažkas ne taip. Ir psichologai kalbasi, ieško, kas čia yra ir atranda, kad ta moteris turėjo kažkada kažkokių svajonių, norų, bet paskui kažkur padėjo, sakė, ne, čia nebetinka, jau išaugau, nebegražu. Ir tada, kai taip kalbantis, nesupranta, gal aš ir galėčiau tą daryti, gal ir norėčiau. Ir iš esmės jinai eina iš to patogaus gyvenimo, iš komforto zonos ir tada pasijunta laimingesnė. Kas lyg ir būtų paradoksalu, viską turi, viskas patogu, bet kažko trūksta. Mūsų prigimtie, matyt, yra tas poreikis kažko ieškoti, įtampos. Ir apie tai aš kalbu apie pusiausvyrą tokią. Ir visa tokios sąmoningos savireguliacijos kryptis moko tvarkyti su tuo. Ir šiuolaikiniam žmogui, kur aš mokau, matyt, visai naudinga būtų mokėti netgi visokių savireguliacijos metodų. Tiesiog, pavyzdžiui, relaksacijos,
Kai jau kažkur skubu, bėgu, yra įtampos, turiu 5 minutės, bet man reikia bent truputį atsipalaiduoti. Arba kaip tik esu mieguistas, arba labai pavargęs, o man reikia nors aktyvus daryti, kad mes mokėtumėm susiaktyvinti kažkokiu būdu. Ir tam galim net ir fiziologinius savo aspektus panaudoti, kvėpavimą suaktyvinti, raumenis įtempti, atpalaiduoti ir panašiai. Tai va čia įsijungia ir psichologai. Tiesiog bendri sveikatos dalykai, bet psichologai moko žmonės suprasti tai, rasti vietą šitų punktų savo gyvenime ir sugebėti tai gyvendinti. Ir čia, kadangi aš išskyriau kaip tokias nuostatas, kurias galima, manau, lavinti kiekvienam iš mūsų, tai kad sveikata mums būtų tikrai gyva vertybė. Ne tik kažkur knygose žinoti, kai mus paus, kad taip sveikata yra svarbu, kad mes tikrai to norėtumėm ir to stengtumėmės siekti. Ir kitoje skaidrėje dar parodys, kad tai turi tapti ir įgūdžių kažkokių įpročių. O visuomenės požiūrį, manau, kad sveikata, visai ką valstybė, vyriausybės gali daryti, propaguoti tai, kad tai taptų tarsi mada. Pavyzdžiui, man visai patiko vienu metu, čia mačiau plakatų tokių atsiradusių, kur žvaigždės, kažkokie garsų žmonės, sportininkai, aktoriai ir jaunimą nukreiptos reklamos buvo apie tai, sako, aš nerūkau, pavyzdžiui. Ar ten dar ką nors, kad pavyzdys tiesiog sako, negazdinant, ne kažkaip kaip blogai rūkyti, bet kad tai taptų tiesiog norma tokia, kad jeigu žmogus yra šiuolaikiškas, fainas, tai jisai ten sveikai gyvena, jis sportuoja, pavyzdžiui, jisai kažką rūpinasi savo maistu. Tai va ta tokia nuostata tiesiog visuomenės, aš manau, yra labai sveika. Tiesiog padaryti tai normą, įpročių, kad tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, jaunimui faini, tiesiog šiuolaikiški, žiauriai faini, kaip jie sako dabar, tie ir sveikai gyvena. Ir kitas aspektas, kad nuostatos tai yra nuostatos, tai kas mūsų galvoja, kad tai taptų ir veiksmu. Ir va psichologai irgi su tuo dirba, nes, kaip sakiau, dažnai mes žinom, kas reikalingas sveikatai, bet kažkodėl to nedarom. Tai čia, sakyčiau, keli tokie punktai svarbus gebėjimas kurti tą sveiką aplinką. Aš kaip jums rodžiau tipinį pavyzdį, kai žmogus sėdi prie kompiuterio ir dar valgo kažkokį sumuštinį, bet mes prie to įprantam, taip patogu, mes prie to įprantam, todėl sveika, sakyčiau, mokytis kurti tą aplinką. Ir tas nėra lengva, nes mes dažnai manom, ką padarysi, taip yra, visi taip gyvena, ką čia padarysi. Tai galim daug ką padaryti, galim, pavyzdžiui, važiuoti ne liftu, o laiptais į 2 aukštą, bet kur nuėję į savo ofisą. Galim vieną stotelę išlipti anksčiau ir paeiti. Galim pirkti šiandien nesumuštinį greito maisto, ten kokį nors salotų, arba ten nuvažiuoti į turgus, irgi stotelę toliau paeiti, net nenuvažiuoti, o nusipirkti kažko. Tai va ta aplinka kurti savo maistą rinktis, savo įpročius kažkokius kurti, tas dažnai yra tiesiog įprotis ir jį galima ugdyti, tai čia visą įpročių psichologija. Ir čia truputį išskyriau konkrečiau, kas tai gali sudaryti, kad sportas, kaip sakiau, irgi tai būtų norma, kažkokia tiesiog įprotis, be kurio net nepatogiai jaučiasi. Aš turiu daug pažįstamų, tokių sportininkų, kurie tiesiog nepatogiai jaučiasi, jiems kažkaip keista yra to nepadarius, kaip daugam iš mūsų neišsivalius dantų, vakare mes prastai jaučiamės, nes kažkaip ten netaip tas jaučiasi ir tada reikia išsivalyti, tiesiog tai tapo įpročiu. Tai daugam mankšta ar kažkoks pabėgiojimas ar krepšinio pažaidimas yra tiesiog įprotis. Ir tą daug kartų darant, tuo, manau, tas gali motyvuoti žmonės, kad tai tampa vis lengviau. Tiesiog be to būna sunku, be to būna keista. Ir tas pats su maistu, su pomėgiu būti gamtoje, nes irgi tiesiog šios šeimos tradicijos, pavyzdžiui, susidaro, ką mes veikiam savaitgaliais. Ir daug šeimų yra tokios, kur savaitgaliais ieško, kur čia galėtų nuvažiuoti. Nebent jeigu labai blogas oras, lyja, tada jie važiuoja gal pas draugus, bet net įprotis yra pasidaręs išjudėti kažkur iš namų. Ir va tas žodis įprotis čia yra labai svarbus. Ir sakau, visa net sritis yra psichologijos apie tai, kas yra įpročiai. Vakar beje Ieva, kolegė mano, kalbėjo apie įpročius. Ir kitas aspektas, kuris man, kaip sakiau, irgi labai įdomus, yra tie savireguliacijos, visokie net metodai, technikos ir gebėjimai. Tai yra truputį, kad greičiau čia mes kalbame apie tokį visą savo gyvenimą, kaip mes tvarkomės namie, su maistu savo, su šeima ir taip toliau. O čia yra tokie labiau gal netgi trumpalaikiai dalykai, kai reikia susikaupti, kai reikia atsipalaiduoti, kad mes galim to išmokti, kažkaip įjungdami savo net ir fiziologinius aspektus. Tai tiek apie fizinį, kad neužsitęsčiau, čia primenu, kad viena iš 4 grandžių, tikiuosi susidarė bendrą vaizdą, kad psichologai čia turi ką veikti. Lyg ir čia dirba ir medikai, pavyzdžiui, dar visokių sričių atstovų, bet psichologai dirba su to, kas mūsų galvose, kad vis dėlto daug kas prasideda nuo čia. Dabar eisiu prie dar subtilesnių aspektų, kurigi pavadinau tai kitomis pasaulio plotmėmis, šiuo atveju asmeninis pasaulis.
Bet aš su to kaip psichologas nuolat susiduriu, todėl norėjau su jumis pasidalinti. Tai asmeniniu pasauliu aš vadinu tai, ką žmogus sieja, kaip supranta save, savo pasaulį, santykį su darbu, su laisvalaikiu. Ir manau, kad problema čia kyla dažnai iš to, kad žmonės būna tiesiog atmokyti arba neišmokę norėti ir jausti. Ir čia daug visokių veiksnių yra, čia dabar nesigilinsiu. Vaikystėje daug kas būna žiūrint, kokie tėvai, kokie santykiai su tėvais, kaip tas vaikas gyvena vaikystėje, bet dažnai tiesiog ir pačiam vaikui reikia, kad ir tėvams yra tiesiog sudėtinga kažkaip skatinti jį, norėti, jausti. Ir vietoj to norėjimo mes dažnai daug kas iš mūsų išmokstam tiesiog gyventi kaip reikia, teisingai, ar taip, kad kiti nepasijuoktų. Ir lyg ir viskas tvarkoja, mes ir gyvenam savo gyvenimus. Bet po to kažkaip trūksta to jausmo, kad gyvenu. Ir labai dažnai pas mane ateina klientai konsultuotis ir jie dažnai net negali suformuluoti aiškiai problemos. Jų problema yra, kad kažko trūksta gyvenime. O kaip sakiau, ten ta moteris, kuri lyg ir viską turiu, bet kažko trūksta. Arba studentas ateina, kaip ir psichologinio konsultavimo centre universiteto, daug su studentais dirbu. Jie sako, įstojau, lyg ir neblogą specialybę, tėvai leido, tėvai palaiko. Lyg ir viską turiu, bet kažkas ne taip, kažkas viduje sako, kad kažkas ne taip. Ir mes kalbam ir tada dažnai išlendavo tie dalykai, o ko tu nori, ką tu mėgsti. Kad įstoji tokią specialybę, taip jį prestižinė, lyg ir nieko, bet gal tai ne tau, gal jinai tavęs netraukia, gal tu kažką kitą turi, bet žmogus net nemoka ar nedrįsta norėti dažnai. Ir aš dažnai drąsinu, kad tu gali norėti nieko tokias. Kitas dalykas, ką tu darysi, tu gali gal vis dėlto protu nuspręsti, kitką, pavyzdžiui, nemesti tos specialybės, bet norėti yra labai sveika, nes tik tada vyksta tam tikra apykaita, tokia emocinė, psichologinė. Kažkas keičiasi viduje ir nebėra to tokio sąstingio jausmo viduje. Ir va čia aš kaip psichologas tada skatinu tam tikrų būdų žiūrėti į pasaulį. Ir čia susijusi tema, kur aš labai domiuosi, bet labai plačiai žiūrint, aš kūrybą suprantu kaip nuostatą pasaulio atžvilgių, kurią aš labai propaguoju. Aš turiu omeny kūrybą, ne tik meną kažkokį, kad žmogus pieštų, bet kad jisai prisimtų atsakomybę už savo gyvenimą, nes menininkas, kuris kūrė savo kūrinį, jisai nenori prisimti atsakomybę. Jeigu aš klausiu savęs, ką aš noriu nutapyti, tai jau tas žingsnis yra geras. Aš žinau, kad aš kažką geriau sugebu, kažko nesugebu, kažkokias temas mėgstu, kažko nemėgstu, dabar kažką jaučiu ir norėčiau kažką piešti. Ir tada iškart daug visokių dalykų atsiranda. Ir gyvenime, manau, daug kas panašu. Jeigu mes savęs klausim, kokį aš noriu sukurti savo gyvenimą, kokią aš noriu sukurti savo dieną, tai aš noriu prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. O čia psichologai žino, kad labai sveikas žingsnis. Jeigu žmogus jau prisima atsakomybę už tai, ką gali keisti, gali būti, kad pokyčiai jau vyks. Nes alternatyvos tos kūrybos kaip nuostatos pasaulio atžvilgiu yra vartojimas, ką labai dažnai žmonės daro, sugimą, perka, ką aš čia galiu pirkti ir pirksiu arba nepirksiu, ką tu man gali pasiūlyti, mes tiesiog laukiam kažkur, tai yra tam tikra pasyvi nuostata. Labai dažnai žmonės kenčia ir laiko save kankiniais. Taip aš būčiau laimingas, bet mano tėvai mane taip išauklėjo arba visai neišauklėjo, aš iš vis neturėjau tėvo, arba ten mano tėvas buvo alkoholikas ir mane skriaudė, buvo smurtas šeimoje, arba šiaip, tėvai tai nieko buvo, bet ką tu tokioje valstybėje gali pasiekti, čia pažiūrėkit kokia valdžia, čia nieko, mokesčiais apkrauna, neįmanoma ką nors padaryti. Ir tada galim burbėti, sėdėti, kaip viskas blogai ir nieko nedaryti. Jo kūryba yra man tam tikrų būdų filosofiškai žiūrint prieš toms tokioms pasyvioms kažkokioms nuostatoms. Čia aš kūrybą suprantu, kad labai plačiai traktuoju. Ir ta nuostata, kūryba kaip nuostata pasaulio atžvilgiu man siejasi su tokiu garsiu posakiu, manau, kad daug kas esat girdėję, kad svarbu mokytis keisti tai, ką galim keisti, priimti tai, ko negalim keisti ir išmintis atskirti vieną nuo kito. Nes labai dažnai mes kaltinam tai, ko negalim keisti, bet nedarom to, ką galim daryti ir šiaip tiesiog viską dažnai abstrahuojam, apibendrinam, kaip viskas yra juoda arba balta. Tai psichologai ir moko, skatina žmonės tuos dalykus daryti iš esmės. Ir čia yra daug tokių smulkesnių nuostatų, su kuriamis psichologai susitarė, kaip, pavyzdžiui, žmogus tvarkosi su savo laiku. Ir tas man visai susisieja su asmeniniu pasauliu. Dažnai mes gyvenam, lyg gyventumėm amžinybę, užsimirštam, nepaisom savo laiko, vėluojam ir taip toliau. Tai tas klausimas, koks mano santykis su laiku, arba netgi prisiminimas, kad mirsiu kažkada dažnai yra visai sveikas. Nesuprantu, kad kažką gyvenime noriu nuveikti ar bent jau pajausti.
Santykis su darbu ir laisvalaikiu psichologai nuolat su tuo susiduria, kas yra kas. Nes sveiko žmogaus, kaip sakiau, įsivaizduokim kartu tokį idealizuotą sveiką žmogų šiuolaikinėje visuomenėje, tai aš įsivaizduoju, kad jis turėtų mėgti savo darbą, bet neišvengiamai aš manau, kad darbas kartais yra ir tiesiog pareiga. O kartais mes norim, gal čia man ne tas darbas, ieškom kažkokio tokio idealaus, kad aš jau tiesiog žydėčiau tame darbe. Tai iš dalies to reikia ir čia toks labai subtilus, sakyčiau, dalykas, kad visai svarbu klausti savo širdies, ar tai aš mėgstu, ar man patinka, bet taip pat suprasti, kad yra kažkokia pareiga, kad negali būti visą laiką puikiai, negalim jaustis. Ir kita pusė yra laisvalaikis. Atrasti tai, kame aš atsigaunu, ką aš mėgstu ir daryti ne dėl to, kad kiti taip daro, ne dėl to, kad nesugalvoju. Pavyzdžiui, jeigu noriu sportuoti, nebūtinai eiti į artimiausią kaimininį sporto klubą ir daug susimokėti už abonementą ir su treniruokliais treniruotis dėl to, kad kitaip nesugalvoju ir visi taip daro. Bet tikrai galimybių šiuolaikiniam pasaulyje yra ir aš dažnai tiesiog drąsinu, skatinu savo klientus ieškoti, nes tikrai daug visko vyksta ir tikrai galima pasirinkti. Susidėlioti asmeninės ribas, visai čia man siejasi su asmeniniu pasauliu, tai yra kartais pasakyti ne, žinoti, ką aš noriu, o kur ne, nes jeigu mes per daug imamės, per daug leidžiam savo ir norim būti labai atviri nuoširdūs, dažnai kaip tik kiti pradeda lipti ant galvų mums ir mes nei savo nuo to geriau nepadarom, nei kitiems. Ir gana dažnai, mano įspūdžiu, tai visai būna problema, nes tas ne žmonėms siejasi su kažko tokiu, kad aš esu negeras, neįgiamas, ant manęs supyks, įsižeis ir panašiai, bet dažnai būna netgi priešingai, kai aš pasakau, kad ne, ir ypač jeigu paaiškinu žmogui, net aiškiau pasidaro, aš dariausi labiau apčiuopiamas ir tas žmogus tada žino, kiek galima eiti, kur galima dar lipti, kur nebe. Ir daugiau visokių nuostatų, apie kurias nenoriu labai išsiplėsti, bet su to asmeniniu pasauliu man siejasi tiesiog žiūrėjimas į pasaulį ir dėkingumas kaip nuostata, atvirumas kaip nuostata, tobulėjimas kaip vertybė kažkokia. Manau, kad žmogų dažnai aktyvina, skatina ir daro sveiką ir visokie kiti dalykai kaip vartotojiškas požiūris, kentėjimas ir panašiai yra tos alternatyvos, kurias dažnai žmonės renkasi. Tai tikiuosi kažkokį bendrą vaizdą susidaryti apie tai, ką vadinu asmeniniu pasauliu. Čia aš įvairiais terminais šiaip vadinu, bet šiuo atveju taip sudėliojau. Ir psichologai, manau, kad ne tik aš, bet daug kas su to susiduria, skatina žmonės labiau būti savimi, ieškoti. Dažnai tas žodis autentiškumas visai paaiškina šitą sritį, kad tikrai jaustumėm, kas mes esam, drįstumėm būti savimi, drąsa būti dažnai, tai yra vadinama, nes vis tiek yra daug neapibrėžtumo, mes tiesiog nežinom, kur tie mūsų norai, poreikiai, bet vis tiek norisi gyventi. Tai, manau, ir verta drąsinti net ir save, kad vis dėlto būti, net ir nežinant iki galo. Ir dar truputį pridėsiu apie nuostatas, pasakiau, gebėjimus ir įpročius. Aš čia tiesiog atskiriau sąlyginai, kad ten yra tai, kas mūsų galvoje, toks požiūris į pasaulį, o čia tai, kas virsta veiksmu. Tai vienas dalykas, ką aš skatinu kaip įprotį ir gebėjimą, yra ieškoti nuolat pažinti save, bet mano įspūdžiu tai nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti. Nes mes dažnai manom, kad arba aš tiesiog nežinau, koks esu, ir žmonės mano, kad tai gerai, nes jeigu aš įvardinsiu, tai tada jau kažkaip apsiribosiu. Kita pusė, kitas kraštutinumas yra, kad žmonės įvardina save, kad aš esu kažkoks, bet tai irgi juos riboja. Pavyzdžiui, toks jau aš esu, aš konfliktiškas, ką padarysi. Ir viskas, gerai, ir pykstu, aš piktas toks jau žmogus. Bet kiek aš susiduriu, visi mes esame įvairiapusiai ir bet kokia stipri žmogiška savybė turi daug pusių. Ten pavyzdžiui, kažkuris žmogus yra jautrus. Bet tas jautrumas tikrai gali būti ir teigiamas savybės. Atranda savo kažkokius būsenos aspektus, jisai labai gerai pažįsta kitų žmonių būsenos aspektus, labai gerai gali jausti gamtą, situaciją, jis gali labai gerai kurti. Bet jautrumas gali būti ir neigiamas savybė tam tikrose situacijose. Nes kartais reikia tiesiog judėti priekį ryžtingai ir jeigu jautrus žmogus nuolat stengiasi tik tai pajausti, išjausti iki galo ir išbūti, jam tada skauda, kitiems tada nusibosta ir erzina, nes jisai tik tai domisi, bet nieko nedaro. Tai yra įvairių pusių. Tai tas įvardinimas savo savybių, visai svarbu, kad nebūtų toks uždaras ir nekintantis. Aš pastebiu, kad aš esu linkęs būti jautrus, aš tada nusiteikiu nepersistengti kartais, bet aš atrandu, kad aš kartais esu ryžtingas, kartais aš ir esu nejautrus netgi, nes kažkas skundžiasi, kad įsižeidė, pavyzdžiui, dėl mano veiksmų, tai visai būna.
Truputį jau kalbėjau apie leidimą savo norėti, apie tiesiog norus ir aš tą nuolat skatinu, nes žmonėms dažnai norai, svajonės siejasi su kažkuo iš vaikystės, su jaunystės, su kažkuo nebrandžiu, kad svajonės tai buvo kažkada vaikystėje, dabar nebelaikas svajoti, dabar laikas gyventi savo gyvenimą, uždirbti pinigus, išlaikyti šeimą. Aš manau, kad labai svarbu leisti savo norėti ir svajoti. Ir tai neprieštarauja realistiškumui, tai neprieštarauja ryžtingumui, produktyvumui. Todėl, kad jeigu mes neleidžiam savo norėti, neklausiam savęs, ko aš noriu, neklausiam savęs, ko aš svajoju, mes tada pasidarom nebegyvi tam tikrą prasme. Ir mes dažnai kaip tą išgyvenam, mes išgyvenam, kad trūksta energijos. Tiesiog pavargstam, nuolat esam pavargę ir nebežinom, ko norim, jis nesikeičia. Tai jeigu mes leidžiam savo svajoti, bet sakau, galite tai daryti, kaip susirašykit svajonių sąrašą, galite ten daug 100 svajonių susirašyti. Bet po to kitas žingsnis gali būti išsirinkit, ką jūs šį sezoną norit iš tų svajonių paversti konkrečiais planais ir tikslais. Ir tokiu būdu svajonės ir visiškumas jums neprieštaraus. Kitos svajonės gal palauks, gal bus proga, bet jeigu jūs nebūsite įvardinę savo svajonę, net kai gyvenimas jums ant lėkštutės išneš, jūs galite nepastebėti, nes jūs nežinot, kad to norit. Bet jeigu žinosit, kad to norit, pastebėsit, kad tikrai labai dažnai gyvenimas atneša ant lėkštutės. Tikrai reikia žinoti, ko jūs norit. Jūs tada gausit. Žmonėms gana dažnai būna sunku prisimti atsakomybę, irgi taip sveikai ir pusiausvirai, nes arba visai vengia prisimti atsakomybės, arba kai kurie žmonės linkia per daug imtis. Nes jeigu kažkas paprašė, tai aš privalau, nes kaip bus negražu, ką apie mane pagalvos. Taip toliau. Tai psichologai moko atsirinkti, bet tam irgi reikia pajusti ir mokėti pažinti netgi save, kiek aš galiu, kiek aš suspėsiu. Prašo manęs draugas, bet aš dar sugebėsiu ar ne. Jeigu aš sakysiu taip, aš padėsiu, bet nesugebėsiu, nei jam bus geriau, nei man bus geriau nuo to. Ir apie tai jau truputį kalbėjau, apie jautrumą, suderintas su ryžtingumu ir atkaklumu. Jaučiuosi jau kažkiek tą pristatęs, kad sugebėtum jausti, ko mes norim, bet sugebėti atsirinkti, kad norai yra norai, jausmai yra jausmai, bet protas ir jausmai, mano manimu, neprieštarauja vienas kitą. Mes galim suprasti, kad aš dabar pavargęs, bet aš dar noriu pabaigti kažkokį darbą. Ir iš esmės mes tokį kompromisą su savim darom, bet po to, pabaigus darbą, visai gerai būtų duoti pailsėti savo. Va tiek apie fizinį ir asmeninį pasaulį, kad per daug neužtestumėm. Ir dar praeisim dar 2. Čia tiesiog tą lentelę įdėjau, kad priminčiau, kur mes esam. Socialinis man siejasi labiausiai su santykiais ir galima būtų išskirti dar tokių santykių artumą. Tai čia daugiausia, ką kalbėsiu, gal daugiausiai įsivaizdavau artimus santykius, pavyzdžiui, partnerio ar sutuoktinio, draugo, draugės, bet taip pat daug kas tinka ir santykių su vaikais, su savo tėvais. Ir kitas aspektas platesnis yra, sakyčiau, santykių su bendruomenė, tai kas yra aplinkui. Ir čia irgi man padeda suprasti, kodėl taip dažnai žmonės susiduria su santykių problemomis, kad mano manimu net mūsų prigimtyje įrašyta, kad mums reikalingi santykiai. Mes to net nelabai galim rinktis. Kaip kažkas Aristotelis gal pirmas sakė, kad žmogus yra socialinė būtybė. Mes tai padaryti. Gyvūnai irgi kai kurie gyvena grupėmis ir po vieną jie ilgai neišgyvena. Kiti gyvūnai gyvena po vieną. Manau, kad žmogus yra socialinė būtybė grupėmis. Mes to net nelabai galim rinktis. Jeigu mes tą neigiam arba nemokam, nesugebam užmėgsti santykių, tada kažkaip blogai jaučiamės. O nepavyksta užmėgsti ir išlaikyti santykių dėl labai įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, jeigu mes anksčiau bandėm ir mums nepavyko. Čia tas gali būti ir vaikystėje, bet manau, kad labai ryškiai ir tie, kas esat patyrę, tą pajutot, kai pradėjot artimus santykius. Ir būna, kad pavyzdžiui, jau nuo paauglystės, nuo jaunystės amžiaus jau ieškom priešingos lyties asmens, kuris būtų man artimiausias, su kuriuo gal kada nors ir visą gyvenimą praleisiu kartu. Bet kai kas iš mūsų turim labai skaudžios patirties. Pavyzdžiui, man patinka mergina, aš atsargiai rodau dėmesį, o jinai gana tiesiai ir gana skaudžiai mane atstumia. Ir galite įsivaizduoti, kaip tai skaudu. Ir tie, kur patyrė. Ir dažnai po to žmonės ilgą laiką kažkaip nesugeba megzti santykių, ar netgi lyg ir jie nenori megzti artimų santykių. Bet psichologai dažnai aiškintų, kad čia yra toks neigiamas išmokimas, nes labai jau skaudėjo, kai jis bandė ar jie megzti santykius. Ir nesinori antrą kartą to skausmo. Ir, pavyzdžiui, tas pats behaviorizmas, mokymas teorijos aiškintų, kad buvo bausmė po kažkokio veiksmo. Ir tada to veiksmo mes esam linkę mažiau kartoti. Ir tokių dažnai net užmirštų, neįsisąmonintų dalykų yra labai daug mūsų gyvenimuose.
Ir mes po to tiesiog jaučiam, kad kažkas nevyksta, kažkodėl mes visų konfliktuojam, kažkodėl nepavyksta to santykių išlaikyti. Ir psichologai, ko dirba, kalbasi ir dažnai atranda, kas čia vyksta, iš kur, ir kad tie dalykai bent jau nebūtų pasąmonė, iškelia ypač psichodinaminės, psichoanalitinės kryptis, tam daug dėmesio skiria, kad ten būtų atrasta tai, kas yra paslėpta po paviršiumi ir kad tai įeitų tarsi į apykaitą, jau būtų gyva. Neigiami pavyzdžiai aplinkui, manau, dažnai trukdo. Pavyzdžiui, jeigu mūsų tėvai neturėjo harmoningų santykių ir niekas aplinkui neturėjo, mes tiesiog dažnai sunkiai įsivaizduojam, kaip atrodo tie sveiki santykiai šeimoje. Tiesiog mes neturim tokio pavyzdžio. Čia, sakyčiau, netgi kartais net filmai, net kažkokie pažįstami žmonės visai gerai veikia, kad svarbu vaikui bent jau būti mačius kažkur, kad jis bent jau galėtų kažką panašaus įsivaizduoti. Nes irgi čia, manau, net neįsisąmonintai dažnai veikia, kai mes kokį pavyzdį matom, tai mus veikia, mes tada kuriam panašius santykius. O konkrečiau dėl tų dalykų ankstesnės patirties, neigiamų pavyzdžių ir dar kitų, bet dažnai žmonės tiesiog užsidaro savyje, bijo atsiverti, kurti santykius, dalintis nelabai moka ar nelabai nori. Ir tada dažnai tiesiog tai pereina į kažką, į kažkokius konfliktus šeimoje su artimaisiais ar su bendradarbiais ir lyg ir tiesiog nepavyksta. Ir pridėsiu vėl tos du dalykus, ką mes galime keisti, kad netrodo, kad tiesiog viskas baisu, bet ką galima keisti ir psichologai su kuo dažnai dirba. Tai dirbant su santykiais labai dažnai tenka priminti ir akcentuoti, kad santykius, ypač artimus santykius, šeimoje santykius, reikia kurti nuolat. Nes dažnai žmonės įsivaizduoja, turi tokią nuostatą, kad reikia susirasti tą savo partnerį kažkur vaikštantį antrąją pusę, kaip yra sena metafora iš antikos, yra antroji pusė, būtent įsivaizduoju, kad man trūksta kažko, man reikia surasti antrą pusę, kai tik surasiu, mes sulipsim ir viskas bus tobula. Dažniausiai taip nebūna. Taip kartais būna pradžioje santykių, bet po to anksčiau ir vėliau vis tiek reikia įdėti sąmoningų pastangų. O psichologai moko, kad reikia sąmoningai kurti ir čia nestebuklai, kai mes kuriam, kai dėdam pastangų, pavyzdžiui, įsiklausyti į kitą, kartu priimti sprendimus, kartu ieškoti, ką mes galim patobulinti, tada atsiranda kažkas kitas. Gal tai nebeįsimylėjimas, gal ta meilė kažkokia kita, bet tada tie santykiai tobulėja. Labai dažnai, ir manau, kad daugumą iš mūsų visą gyvenimą beveik reikia mokytis įsiklausyti kitą. Nes irgi matyt mūsų tokia prigimtis, kad mes greičiau į save užsidarom, rūpiname savim ir kai sąmoningai savęs klausimo, kaip kitas jaučiasi, pavyzdžiui, net gali propaguoti tokį klausimą, savęs klauskit, kaip tu jautiesi. Šeimoje su artimaisiais žmonėms klauskit savęs, kaip tu jautiesi, tas klausimas jums nepakenks. Ir tikrai stenkitės įsiklausyti, kaip tas žmogus jaučiasi. Ir tada jūs daug daugiau pamatysit ir pajusit. Nes natūraliai visą laiką būna daug rūpesčių mūsų galvose ir mes net nelabai girdim, nelabai matom, kitam žmogui reikia to išgirdimo įsiklausimo. Dažnai netgi to užtenka, kad tiesiog mes jau geriau pasijustumėm. Ir dar čia prirašiau prie to paties punkto, kad tą empatiją įsiklausimą visai svarbu derinti su savo poreikių pažinimu ir sugebėjimu tenkinti. Nes būna ir kitas kraštumas, kai sakom, kad dėl kito ir ypač dar sukandę dantis, gerai, aš tau padarysiu. Aš tau šiandien padarysiu, bet nežinau, kiek čia gali tęstis. Ir mes tą kenčiam, paskui ten konflikto metu sakom, tai kiek aš čia galiu kentėti, aš tau dar nesakiau, aš tylėjau, bet dabar jau aš nebeiškęsiu, pasakysiu. Tai tas gebėjimas ir svarbus dalykas yra sugebėti ir savo poreikius tenkinti. Nes jeigu jūs tik dėl kito nuolat darysite, tai jūs ilgai neiškęsit. Visai svarbu savo skirti kažkokio laiko, tai ką mėgstat, nežinau, nueiti į jogos užsiėmimą, išvažiuoti žvejybą, susitikti su drauge, tą moterį ir paplepėti, pažiūrėti vyrui futbolo varžybas ar ką nors, bet visai svarbu kažkada bent kažkiek skirti laiko savo, bet labai gerai būtų tą suderinti. Susitarti, kad, klausyk, aš labai pavargu, galiu aš valandą išeiti ten kur nors ten pas draugą. Aš po to grįšiu ir pabūsiu su vaiku, bet dabar aš jaučiu, kad aš nebeiškęsiu, nes aš kitaip aš jį pradėsiu mušti. Pavyzdžiui, o ten kas nors sutuoktinis, ką tik grįžęs iš darbo, gal truputį bent jau geriau jaučiasi ir gali tą padaryti. Tai tas yra nelengva, aš manau, kad mes praktiškai visi ir praktiškai visą gyvenimą to mokomės. Čia negalima taip išmokti ir jau tada to daryti. Nes vis tiek mes būnam pavargę, mes kažkur savį užsidarom ir tą dalyką derinti įsiklausimą su savo poreikių tenkinimu reikia nuolat ir nuolat iš naujo to mokytis. Ir kartu kitas aspektas įsiklausyti, suprasti save ir kitą ir kalbėtis, ko irgi dar ne visi mokam ir vis mokomės, išsakyti savo poreikius, išgirsti kitą, kartu ieškoti sprendimų, būti nusiteikus, prisitaikyti kažkiek, bet taip pat ir sakyti savo nuomonę. Tai kalbėtis irgi nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti.
Ir kas mano įspūdžiu dažnai šeimose ypač trūksta tokio noro ir gebėjimo imtis atsakomybės, kad dažnai laukiam, kad kažkas kitas padarys arba kenčiam, galvodami, kad taip aš padarysiu, bet apie tai atvirai kalbėtis ir pasiskirstyti ne visada lengvai išeina. Ir tolerancija, pripažinti, kad kitas gali kitaip jausti, kitaip suprasti, ypač vyrų-moterų santykius, o čia bent kažkiek vyrų moterų yra ir specifikos, subtilybių, tai kas domitės, tikrai įdomi tema vyrų moterų psichologija yra, kad mes kažkuo kitokie ir visai svarbu suprasti, kitas žmogus gal kitaip mano. Man taip atrodo, kad tai svarbiausia, bet ne tik aš galiu būti teisus. Iš dalies daug ką pasakiau, tai kažkiek matau, laikas baigėsi, truputį greitinsiu, kad įpročiai, įgūdžiai, kaip sakiau, yra labiau apie veiksmą. Ten pasakoju apie nuostatas, kad svarbu norėti bent jau išgirsti kitą, norėti įsiklausyti savo poreikius, o čia iš esmės galite suprasti, kad tai paverstumėm veiksmu. Pavyzdžiui, tikrai kartais ir klausytis, ne tik norėti klausytis, ne tik pas kitos paklausyti, žinoti, kad svarbu, bet va dabar pareisit namo šiandien ir papraktikuokit. Galite tai vadinti pratimu. Paklauskit savęs, priminkit savo tą klausimą, ten būsit su savo vaiku, su sutuoktiniu, kambarioku ar dar ko nors, kaip tu jautiesi ir tikrai klausykitės. Ir tai, kad taptų įpročiu, kad tai taptų veiksmu nuolatinio, ne tik kažkokia teorinė nuostata. Ir kitus dalykus, iš dalies gal jau pasakiau, derinimas savo poreikius su kito poreikiais ir įsiklausimu į kito poreikius. Ir ketvirta dimensija, kurią norėjau išskirti, irgi tokia subtilesnė, dažnai su jie dirba, su pirmąja, su fiziniu pasauliu, dažnai dirba medikai, treneriai ir dar kas nors iš dalies psichologai ir vis labiau įsijungia sveikatos sporto psichologai. Šitoje plotmėje dirba taip pat ir kunigai, įvairūs ten mokytojai plačiaja prasme ir taip toliau, bet psichologai daugiau ar mažiau tiek susiduria su tuo. Ir čia aš sakyčiau, kodėl tai svarbu, ypač egzistencinės krypties autoriai gal tai akcentuoja, kad man atrodo, kiek aš pats esu mąstęs, kad net mūsų protas, mūsų sąmonė tai padaryta, kad jinai ieško prasmės, vienovės, bando suprasti, norim to ar nenorim. Va taip pat kaip su santykiais mes net nelabai to galim rinktis. Mes turim sąmonę, kuri padaryta, kad jinai sujungtų, jinai ieško dėsningumų, apibendrinimų. Ir jeigu mes atsisakom tą pripažinti, mums kažko trūksta. Va čia parašiau, kad kai arba tiesiog neieškom prasmės kažko daugiau negu aš pats esu, arba ieškom, bet nerandom, mes tą dažnai emociškai išgyvenam kaip kažkokią dvasinę tuštumą. Man tiesiog kažko trūksta gyvenime. Sakau, pas psichologus ateina ir sako, kažkas ne taip, net nežinau kas, bet kažko trūksta. Ir kalbantis dažnai atrandam, kad tas žmogus per daug gyvena kažkaip tiesiog buitiškai, savy, užsidaręs, nieko daugiau nesiekia. Va čia įrašiau teiginį, kad dažnai tai yra formuluojama taip, kad svarbu mums kaip žmonėms siekti kažko daugiau, negu mes patys esam, neužsidaryti. Netgi tam tikros terapijos kryptis yra sukurtos, kurios net fiziškai kaip pratimus duoda kažką padaryti kitam. Bet ką, ten nueiti stebėti medį, kaip jis išlama, bobutę pervesti per kelio, šuniuką pavedžioti ar pamaitinti ar dar ką nors, bet kad žmogus neužsidarytų, ypač kai žmonės jau labai prastai jaučiasi, kai yra prasta sveikata, jie tik apie tai ir galvoja dažnai. Kaip čia su to mano skrandžiu, arba ten aš sergu vėžiu, kas bus, bet jeigu tik apie tai mąsto, tai jiems nuo to nebūna geriau. Ir netgi tada tyčia ieškom, kaip juos kažkaip išvesti kažkur toliau. Ir dažnai tie žmonės nusiramina viduje, kai jie kažką pradeda daryti kitiems. Gerai, aš sergu vėžiu, aš mirsiu po mėnesio, bet jeigu aš sėdėsiu ir graušiuos, kam nuo to bus geriau. Ir dažnai tie žmonės kaip tik kviečia kitus, prisimena artimuosius. O jeigu esate darę tokį pratimą, jeigu įsivaizduosit, kad jūs mirsit, pavyzdžiui, po mėnesio, sergant mirtiną ligą ir mirsit, pagalvokit, ką jūs darytumėte tą mėnesį. Ir daug kas iš jūsų prisimins, kad jūs tikrai pabūtumėt su artimai žmonėm, ten ką nors padarytumėt, ką seniai svajojot, bet esat užmiršę. Tai yra dažniausiai ne savo, ne buitie, kažkur šalia pagaliau ten nusipirkti kokią nors drabužį naują, bet kaip tik prisimint, kad tai yra kažkas daugiau negu jūs. Nes jeigu to neturim ir psichologai su to susiduria, tai dažnai tampa net ir labai konkrečiomis bėdomis. Net ir gali būti visai medicininėmis, kažkas ten jau kūne pradeda sutrikti, jeigu tas žmogus gyvena tik buitį, tik sukasi. Ir čia jau tik interpretacijos, šitam tikra teorinis požiūris, kad žmogui reikia kažko daugiau, žmogui reikia prasmės. Ne galutinės prasmės, nes jos tikriausiai nėra, bet ieškoti prasmės aktyviai ir domėtis tuo. Tai va, po truputį ir prie pabaigos, kad su vertybėmis, ką mes galim lavintis savy, tai vienas dalykas apie tai, ką kalbu, ir dėl to jums ir kalbu, kad žinoti, kad tai svarbu kiekvienam mūsų kaip žmonėms. Ir ieškoti.
apie prasmę, vertybės aš kalbu plačiaja prasme. Tikinti žmonės, tikintis Dievą, tą dažnai atranda tikėjime ir to užtenka. Jau yra kažkas tokio, kažkas ar didesnį už mane, Dievas ir tai lyg viskas sujungia vienumą, tada pilnatvė kažkaip atsiranda. Netikinti žmonės ieško kažkur kitur tos prasmės. Daro dėl šeimos kažką, dėl bendruomenės, kuria, keliauja, bando ieškoti, ką išgyventi, patirti, atrasti. Bet manau, tas svarbiausias dalykas yra ieškoti to. Nes jeigu mes to nedarom, aš manau, tada kažko trūks kiekvienam iš mūsų. Čia jau mes, sakau, net nelabai galim rinktis. Ir kitas dalykas, ką aš bent jau dažnai kažkaip išlenda tie tema, man kalbant su klientais, yra neapibrėžtumas. Irgi aš tai daugiausiai tą temą pasidomėjau, domėdamasis egzistencinė kryptimi, jie akcentuoja, kad mūsų pasaulis iš esmės yra neapibrėžtas. Tiesiog visko yra per daug, mūsų protas nepajėgus visko priepti, visko apimti. Ir tai dažnai mus veikia taip, kad mes išsigastam tiesiog. Egzistencialistai kalba apie egzistencinį nerimą tokį, kad iš prigimties kiekvienam žmogui yra būdingas egzistencinis nerimas. Mes nesaugiai jaučiamės pasaulyje. Ir daug kas iš mūsų tą egzistencinį nerimą, su egzistenciniu nerimu tvarkosi tokiu būdu, kad mes bandom sukonkretinti, kibtis bet kokiu atveju. Pavyzdžiui, jeigu mano amžius didėja, man 18 metų, 20, 25, 27, o aš vis dar neturiu artimo žmogaus partnerio, pavyzdžiui, ten žmonos, merginos. Ir tada darosi nedrąsu, nes jeigu kaip čia yra, kas su manim kažkas ne taip, tai aš gal čiupsiu bet ką, bet bent jau būsiu vedęs, būsiu su žmona, viskas bus tvarko, čia bus konkretu. Gal aš nežinau, kas laisvalaikiu, ką aš mėgstu ir man nekonkretu, neaišku, tai aš bet ką vaisiu tą patį sporto klubą ir kilnosiu treniruoklius, ten dirbsiu su hanteliais, bet bent jau bus konkretu. Darbo reikia irgi, pažiūrėkit, visi aplinkui turi darbus, ką daryti, aš nežinau, ko aš noriu, kažkokį imsiu, bet kokį darbą, bet bent jau dirbsiu, turėsiu darbą, bus aišku, turėsiu, žiūrėkit, jau turiu žmoną, turiu darbą, turiu laisvalaikį, viskas gerai, bet po to kažko trūksta. Tai va, aš ką skatinu, tai iš esmės man labai patinka tokia idėja egzistencialistų, kad gebėjimas toleruoti neapibrėžtumą, išbūti neapibrėžtume yra svarbi brandaus žmogaus savybė. Ir vien to žinojimas, va tiesiog priminimas savo, manau, kad dažnai padeda. Tiesiog padrąsinkit save, kai jūs jaučiatės, kad kažkas baisu, nežinau dar kas bus, bet bus, padrąsinkit save. Tai dažnai irgi tas terminas iš egzistencinės krypties drąsa būti. Išbūti neapibrėžtume drąsa yra brandaus žmogaus požymis. Tiesiog išlaukti, kartais nėra ko čiupti ir jeigu čiumpat, jūs patys savo pakenkėt. Tai va tiesiog tą nuostatą, manau, kad iš dalies galima lavinti, tiesiog primenant savo, drąsinant save, drąsinant kitą, nečiupti bet ko. Ir nusiteikimas ir noras ieškoti prasmės ir ją kurti. Sakau, tą vadinu nuostatą, nes tiesiog jau savo primenam, neišsigastam, kad taip aš dar nežinau, koks mano tas gyvenimo kelias, jaučiuosi dabar dar ne visai savo vietoj, bet tai nieko blogo nerodo. Galbūt aš visą gyvenimą ieškosiu, bet jeigu aš būsiu atviras, aš kol ieškosiu, bent jau būsiu gyvas žmogus, manau, net jeigu kol kas tai nerasiu. Ir čia tiesiog jau dar bendresnė tokia etinė prasme labai svarbu suprasti, kad kiekvienas tą prasme atranda kitokią. Esu irgi susidūręs su tikinčiai žmonėm, kurie labai atkakliai perša tą savo tikėjimą kitiems. Ir iš esmės kaip tik dar labiau atstumia nuo to tikėjimo ir niekam nuo to negeriau. Labai svarbu, kad kiekvienas atranda savo. Vienas tikintis, kitas netikintis, vienas vienaip tikintis, kitas kitaip tikintis, vienas labai šeima rūpinas ir mano, kad tai yra svarbiausia pasaulyje, kitas atsiribojo nuo šeimos ir tapo paveikslus. Jeigu tas žmogus gyvas, jeigu neperša atkakliai kitiems ir dar su agresija, tai viskas tvarkoj, manau. Svarbu tiesiog, kad ieškotume. Ir irgi čia iš dalies, matau, kad suskirščiau nuostatom, įpročiais, įgūdžiais, bet iš dalies aš papasakoju prie to, kad veiksmų, kad tai taptų, tai galim vadinti įpročių, gebėjimas išbūti nebeprieštume. Jeigu jūs dažniau pabūsitame, nečiupsit bet ko, tai po to dažnai bus lengviau. Nes va tai aš vadinu, toks užmirštas žodis, bent jau psichologai gana retai vartoja drąsa, kurį jau minėjau šiandien, kad ugdyti savo drąsą. Ne tik ten gebėjimą pinigus uždirbti, ten dar ką nors daryti, bet ugdyti savo drąsą, kad išbūtumėm, kai reikia. Na taip abejojam, taip gal suklydom kartais, bet va drąsa yra tas dalykas, kuris padeda. Tai va, čia tiesiog, jeigu įsivaizduosit labiau apie veiksmą, o ne tik turėjimą savo galvoje, o tai ir vadinu įpročiais, įgūdžiais. Laikas artėja prie pabaigos, tai noriu apibendrinti, kas iš to, nes čia pripasakojams visokių gražių dalykų, gal painių dalykų, visko daug sudėjau. Tai aš kaip sakiau, kviečiu įsivaizduoti
tokį gal idealizuotą, bet sveiką žmogų šiuolaikinėje visuomenėje, tai aš visai įsivaizduoju, kad tas žmogus sąmoningai rūpinasi savo fizinę sveikatą. Ir aš tokių tikrai daug pažįstu, kurie ten pareina iš darbo, kad ir sėdi prie kompiuterio visą dieną, bet, pavyzdžiui, išbėga pabėgioti. Arba kitas ten eina žaisti futbolą, kitas ten į sodą važiuoja ir tvarkosi sode, nes nebūtinai reikia tų tradicinių sportų. Tas žmogus domisi savim ir kažkaip ir rūpinasi, kas yra, užduoda bent jau savo svarbius klausimus, ką aš mėgstu, ko aš noriu, kiek aš galiu tai dabar padaryti. Tas žmogus sąmoningai kuria santykius su kitu, artimus santykius su partneriu, su vaikais, su tėvais, su bendruomenė, kas irgi visai svarbu neužsidaryti net ir savo šeimoje, o ne bendruomenėje. Tas žmogus supranta, kad visai svarbu neužsidaryti tiesiog savį ir ieškoti kažkokių prasmių, turėti savo vertybės. Kaip pratimą aš dažnai duodu tiesiog klientams surašyti savo vertybės, arba galite tai pavadinti taip pat savo misiją, viziją pasaulyje. Pabandykit suformuluoti, kas yra jūsų misija. Ir turėkite omeny, kad tai negalutinis užrašymas, bet vien jeigu jūs užduosit savo tą klausimą, aš manau, kad tai yra sveika. Tiesiog paklauskite, kam jūs gyvenat, ko jūs norit pasiekti gyvenime, ką jūs norėtumėt palikti po savęs gyvenime. Ir dėl ko nupiešiau tą ratą, kad kai kalbam apie sveikatą ir tokius sveikatos psichologijos požiūrių, čia kaip pažiūrėsi, bet aš sakyčiau, kad tie dalykai veikia vienas kitą. Čia tokie tarsi aspektai gyvenimo ar sveikatos yra ir jau kažkur blogai, pavyzdžiui, žmogus visai domisi savimi, kuria santykius, kažkokių prasmių ieško, bet jis visiškai nesportuoja ir valgo prastą maistą. Aš manau, kad galų gale jam bus netgi sunku ir tuos dalykus daryti. Nes tiesiog, kai blogai jaučiamės, tai tada jau tas mintis kažkur toliau nebenueina. Arba žmogus sportuoja, bet jis šitų visų kitų dalykų nedaro. Irgi tokių žmonių pažįstu. Ir mano įspūdžiai tokie tam tikra prasme siauri yra. Jie tik tai tam fiziniam pasaulyje gyvena, bet su jais sunku susikalbėti, jie dažnai nejučiomis įžeidžia kitus, ar jiems tiesiog neįdomus kiti, irgi tai yra siaura. Iš esmės, manau, tie dalykai tiesiog veikia vieni kitus, o sveikatos požiūriu, ką daro specialistai, kad yra idėja, kad bet kurį iš tų elementų jeigu pradėsim keisti, tai kiti yra linkę irgi keistis. Pavyzdžiui, aš kaip psichologas labiausiai turbūt dirbu šitoje vietoje, didelė dalimi šitoje ir iš dalies šitoje, ir iš dalies dar su fizinė, bent jau aš kaip mano specifika, aš esu ir psichofiziologas praktiškai, dirbu su savireguliacija. Bet jeigu žmogus tiesiog sportuoja, aš daug pažįstu žmonių, kurie tiesiog aktyviai sportuoja, gyvena sveiko gyvenimo būdą ir jiems neiškyla tų psichologinių problemų dažnai. Nes kai mes gerai jaučiamės, tiesiog kūnį, įsivaizduokit, kraujotaka geresnė, raumenys aktyvūs ir dirba, nėra jokių ten skrandžio problemų, nieko. Kai gera nuotaika, tada kažkaip lengviau einas ir santykius kurti, ir skaityti knygą, ir ten ką nors sugalvoti. Tie dalykai tai yra tiesiog susiję tarpusavį. Ir čia yra gera žinia, ką mes galim daryti su to, kad nuo kažkurio elemento bent jau pradėti. Ir aš netgi pats savo dėlioju tokią kaip įvertinimo skalę, kad žmogus pamatytų bendrą vaizdą visų šitų aspektų ir kad mes galėtume kalbėtis, ką tu gali daryti. Jeigu pastebim, kad tu visai nesportuoji, gal tu gali, taip mes per konsultacijas kalbėsim apie šitą vietą, bet gal tu gali ką nors ir čia padaryti. Tai užtat ir tada tas ratas linkęs pats keistis. Tai ačiū uždėmesi, dabar dar turim į tą pusę nuėjau laiko kokiam vienam ar dviems klausimams ar pastebėjimams. Visai įdomu būtų, jeigu sureaguotumėt. Prašom, drąsiau, ką nors dar paklauskit ar sureaguokit. Aš trumpai dar pasakysiu, tada dėkui labai Donatui, nes paskaito. Ir labai trumpai, šiaip ten irgi padėta tokių lankstinukų apie biogrįžtamąjį ryšį, kam įdomu, tiesiog pasižiūrėkit apie tą jau, kur irgi minėjau, naujai nesiūloma paslauga, tai už durų. Ir dabar porą minučių pertraukėlė ir laukiame jūsų kitoj paskaitoj.